Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiandien epizode kalbėsime apie konfliktų valdymą bendravime ir apie tai, kaip skatinti konstruktyvų dialogą tarp žmonių turinčių skirtingą patirtį bei kilmę. Šiandieninėme skirtingų kartų darbo pasaulyje svarbu prisiminti, kad konfliktai pasitaiko dažnai, tačiau tinkamai valdomi jie gali tapti teigiama jėga. Sveikai tvarkomi konfliktai gali paskatinti inovacijas, iškelti lūkesčius ir sustiprinti santykius. Jie tampa destruktyvūs tik tada, kai yra ignoruojami, slopinami arba sprendžiami agresyviai ar pasyviai. Būtent čia atsiranda tvirtas, asertyvus bendravimas. Tvirtumas reiškia savo nuomonės, poreikių ir jausmų aiškų bei tiesioginį išsakymą, nepuolant kito žmogaus. Tai subtili pusiausvyra tarp pagarbos sau ir pagarbos kitiems. Pasak Amerikos psichologų asociacijos, tvirtas bendravimas siejamas su geresniu darbo klimatu, didesniu įsitraukimu ir mažesniu streso lygiu. Kaip tokį bendravimą ugdyti? Pradėkime nuo klausymosi. Būnant aplinkoje tarp skirtingų kartų, itin svarbu aktyviai klausytis kito žmogaus, nepertraukiant, neteisiant ir nesiruošiant atsakyti dar jam nebaigus kalbėti. Komandos vadovas gali, pavyzdžiui, organizuoti struktūruoto dialogo momentus, kai kiekvienas turi dedikuoto laiko ir erdvės savo nuomonei išsakyti. Kitas naudingas metodas – pirmojo asmens žinutės. Vietoje sakinio "tu niekada nespėjai iki termino" galima pasakyti: "Jaučiuosi nusivylęs, kai negaliu laiku pateikti savo darbą, nes negavau tavo dalies." Taip sumažinama gynybinė reakcija ir dėmesys nukreipiamas į problemą, o ne į asmenį. Daugiakultūrėje aplinkoje svarbu atpažinti, kad ne visos kultūros bendrauja vienodai. Kai kur tiesioginis nepritarimo išsakymas yra skatinamas, kitur laikomas nepagarbiu. Turėti komunikacinę kultūrinę kompetenciją, kaip ją apibrėžia UNESCO, reiškia gebėti pritaikyti savo žinutes, jautriai reaguoti į neverbalinius signalus ir mokėti skaityti kontekstą. Vis dažniau taikomas metodas – nesmurtinis bendravimas, non-violent communication, kurį sukūrė psichologas Marshallas Rosenbergas. Šis metodas grindžiamas 4 žingsniais – stebėjimu, jausmu, poreikiu ir prašymu. Pavyzdžiui, kaip per susirinkimą pertrauki mano kalbą – stebėjimas. Jaučiuosi ignoruojamas – jausmas, nes man svarbu būti išklausytam – poreikis. Norėčiau paprašyti, kad leistų man baigti mintį prieš kalbėdamas – prašymas. Svarbus elementas – saugios erdvės diskusijoms kūrimas. Per dažnai konfliktai ignoruojami, bijant pridaryti problemų ar pabloginti darbo atmosferą. Tačiau tikras organizacijos gerbūvis gimsta iš galimybės laisvai reikšti mintis, net ir nesutariant, žinant, kad nuomonė bus išklausyta su pagarba. Tokios priemonės kaip komandos supervizijos, tarpininkaujami grįžtamojo ryšio pokalbiai ar diskusijų ratai gali suteikti struktūruotą kontekstą įtampoms ir nesusipratimams konstruktyviai spręsti. Dar vienas vertingas įrankis – vidinės komunikacijos gairės. Aiškiai apibrėžti lūkesčiai dėl kalbos, tonų ir bendravimo būdų padeda mažinti dviprasmybes ir nesusipratimus, sukuria bendrą pagrindą net tarp skirtingo amžiaus, kultūrų ir patirčių žmonių. Panašiai naudinga turėti aiškias konfliktų valdymo taisykles, kurios apibrėžia vaidmenis, atsakomybės ir veiksmus, kai kyla kritinės situacijos. Galiausiai, nuolatinio grįžtamojo ryšio skaitmeniniai įrankiai, tokie kaip Culture Amp, Office Vibe ar Picon, gali padėti stebėti vidinį klimatą ir greitai pastebėti diskomforto ar nesuderinamumo ženklus komandose. Tai leidžia darbuotojams anonimiškai išreikšti savo nuomonę, o vadovams laiku ir tikslingai reaguoti, kol maži nesusipratimai netapo įsisenėjusiais konfliktais. Galų gale organizacija, kuri aktyviai vertina skirtumus, kuri ne tik juos toleruoja, bet ir priima kaip vertingą išteklių, yra pajėgi inovuoti, įtraukti ir augti. Būtent ir skirtingų perspektyvų, patirčių ir pasaulio matymo kyla kūrybiškiausi sprendimai, atspariausios komandos ir sveikiausia darbo aplinka. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje
intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by/sa/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.